programa pratimai mityba ir streso valdymas yra labiau orientuota į sveikatingumo trenerio specialybę. Tai turime tikrai labai daug sveikatinimo modulių, paskaitų apie mitybą, apie sveiką gyvenimo būdą. Taip pat yra įtraukti ir psichologijos moduliai, kurie padeda labiau perprasti patį bendravimą su žmogum, su klientu ir padėti jam siekti ir koreguoti savo gyvenseną. Aš ganėtinai netikėtai tai pasirinkau, nes visą gyvenimą galvojau, kad studijuosiu mediciną, bet paskui nusprendžiau kažkaip, kad man sportas yra labiau prie širdies ir pasirinksiu galbūt tą dalyką, kuris man teikia kažkokį malonumą ar toks kaip hobis. Tai rinkausi tai, kas man patinka ir man tai neatrodytų kaip darbas, o labiau kaip mėgiama veikla. Studijuojant Lietuvos sporto universitete, manau, yra svarbus tiek greitis, tiek ištvermė. Galbūt labiau išskirčiau ištvermę, nes galima labai greitai išmokti kažkokį dalyką, bet ir tuo pačiu pamiršti. Arba labai greitai pabaigti universitetą, bet netapti geru specialistu. O ištvermė būtent pasireiškia tuom, kad žmogus pats domisi, gilinasi, pats iš aplinkos, iš praktikos mokosi kažkokių dalykų ir tam yra labai svarbi ta ištvermė.